Prieš keletą metų Šilutiškei Ritai tebuvo 13. Tuomet susirgus piktybinę kraujo ligą mergaitė tegalėjo padėti kaulų čiulpų transplantaciją. Ji kraujo čiulpų donoro laukė net 10 siaubo ir vilties mėnesių, kol jis buvo surastas Vokietijoje. Šiandien Rita abiturientė. Ji gyvena. Deja, kai kurie pacientai kovojantys su kraujo vėžiu savojo donoro taip ir nesulaukė. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Besibaigiant Lietuvos krepšinio sezonui, Žalgirio komandos vyrai žiūrėjo jautrų filmą apie kaulų čiulpų donorystę. Šitą lygą gali užklupti tavo artimi žmonės, net tave patys, kaip pavyzdžiui herojus sportavo visą gyvenimą, propagavo sveiką gyvenimą ir atsitiko. Garsūs, dideli ir geraširdžiai mūsų Lietuvos krepšininkai, nedvejodami apsisprendė tapti donorais. Čia pat treniruočių salėje davė kraujo mėginius ir tuo pačiu įsiliejo į Lietuvos ir pasaulio kaulų čiulpų donorų registrą. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda, tai čia tas toksai užburtas ratas, nežinau, žmonių, kad jeigu kažkam gali padėti, kas tau nesukelia kažkokių tai papildomų, padėti kitiem, tai taip pat tikės gal ir iš kitų. Artėja tokie laikai, kad kiekviena šeima praktiškai yra tiesiogiai arba netiesiogiai paliesta tokių onkologinių problemų. Ir nori, mes turim tą dalyką, kuo daugiau žinot. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai nėra labai sudėtinga, komplikuota ar baisu. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Be abejo, aš manau, kad kiekvienas privalo padėti, jeigu turi galimybių. O galimybių čia paprasčiausiai reikia informacijos žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti, už kurią donorui visą gyvenimą bus dėkingas ne tik antrą šansą gavęs žmogus, bet ir jo šeima, draugai. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Čia gali su tavo vaikais, su tėvais, su broliais atsitikti ir mes privalom padėti.